Labas, Alvis Masals iš Miška ir pagaliau jau pristatau visus 3 produktus, jūs video jau matėt. Tai ir tas senas produktas efektyvus vilioklis, un stink ir šernams, ir stirnoms, ir elniai, ir usūriniai, lapis prienų netaten. Ir vienu žodžiu, puikiausiai, kaip sak, mėgaujas. Čia štai ir jau iš tų naujų produktų, jūs ją video matėt, tai ir super smoks skirs elniams stirnoms pagrindą, aišku, bet vis laiką eisiu šerną pirtų prikuojanę elniai ir stirnas, tai ir fakts, ir va čia yra irgi tas pats skist, kaip sakyčiau, skistos konsistencijais, ir čia į miltų pavydal. Jūs galit maišyti su kukurūza, su kveicės, nesvaru, kokiu turit tų pašarų viliojimų, galit kratyti vein, un kelm, kaip aš darau, nesvarbu, ar į savo pasidarytas kažkokias tai vienuik, sakėtokis, dėžės, geldas, ten ką jūs ten betorit, kažkoks tai masiniam, įrenginius. Tai va, ir čia štai dar ir viens, iš tų naujų, kur jūs jau irgi matėt, tai ir šernams, tai ir macnus smoks. Ir va, čia ir skystis, ir irgi panašia milta. Ano kvapsiai labai intensyvus, labai aštrus, dėl to ir tas macnus. Macnus žemaitiška ir, reiškia, žemaitiška ir macnus, o, reiškia, lietuviška, tai būtum aštrus. Stiprus kvapsiai ir dėl to taip jau čia labai neaustikite, nes įtrauksit net nemalonų ir jis labai efektyvus, nes kada papelsit, matysit pats aplinko, jeigu užeisit paleiviai, iš keliasdešimt metrų tikrai užausit tų kvapą. Toliau dar, ko noriu pasakyti, kažkas klaustin manis, kad šernams nepapelt tik savo medž patepti, kad galėtų mane ten trintys atei, jūs ten matėt video šernų buvo idėjas, kur šerns atsigol, net buvau tik tokį užblokavę, nes galvoj, kad ten sumedžiojams ir gyvūns, bet ten šerns atsigol, nes nustrinas į tų kelm. Va ten buvo tas macnus smoks. Tai jūs galit paimti tiesiog, kažkokį tai neperspektyvų mėdį paimti, kaip sak, parinkit miškį, arba kažkokį, kad ir tų pat kelm papiliu to šitą ir šerną atei trinsės. Ne tik tą griauž laiž, bet dar ir trinas. Tai va, naujienas tos visas jau dabar ir prekybo, Masals.lt parduotuvėje jokių problemų, galit nusipirkti. Tai tiek, visiems geros nuotaikas būkit, viskas bus gera, jodam į priekį, Alvis Masals, sakau iki.